būklės, tai ypač žmonės turintys antsvorio, tai vandenyje žymiai lengviau dirbti, negauname traumų. Treniruotės naudingos tam, kad tiesiog dirba visi, galim sakyti, kūno raumenys. Nesigauna, pavargot, nesustojat. Tiesiog trigubai lėčiau dirbat. Lengvai. Kad nebūtų tai, kad sustojau ir visiškai viskas. Atsikvėpinsiu tada, kai lengvai. Taip kaip jūs iš sausumoj dirbate, taip ir čia. Tiesiog sulėtinat tempą, kad jums būtų geriau, patogiau. Sveiki, tai šiandien yra projekto Įrodyk sau, kad gali 3 savaitės pabaiga. Ir šiandien turėjome galimybę sudalyvauti labai įdomioje treniruotėje, tai yra aerobika vandenyje su trenerė Erika. Ir iš tiesų buvo labai intensyvi treniruotė, patys to nesitikėjom, tai norim jums labai padėkoti, buvo labai smagu. Ir nežinau, tai jūs gal prisistatykit. Sveiki, aš esu Erika, dirbanti Žalgirio baseine. Vedu aerobikos treniruotės vandenyje bei mokiname vaikus ir suaugusius plaukti. Gerai, tai norėčiau paklausyti kelių klausimų. Tai kuo būtent aerobikos treniruotės vandenyje yra naudingos ir galbūt kuo jos yra naudingesnės nei treniruotės sausumoje aerobikos? Treniruotės naudingos tam, kad tiesiog dirba visi, galim sakyti, kūno raumenys. Daugiausiai dirba kojos, klubai, klubų raumuo, pilvo presas, rankytės lygiai taip pat dasideda. Mažiau apkraunamas yra
sąnariai, sausgyslės, tai ypač žmonės turintys antsvorio. Tai vandenyje žymiai lengviau dirbti ir negauname traumų. Prižiūrint labiau save galima netgi tiesiog tolygiai. Sportuojant, žiūrėti moterims oda elastingesnė, medžiagų apykaita vandenyje netgi gerėja, kai mes sportuojam, nesvarbu ar mes sportuojame aerobiką vandenyje, ar mes šiaip plaukiame, tai tiesiog medžiagų apykaita žymiai geriau pasidaro. Skatinam eiti. Tai ir kokiu principu vyksta jūsų treniruotės? Treniruotės vykstamos vandenyje, treniruotės trukmė yra 45 minutės. Treniruotė pasidalinama plus minus pagal treniruočių mūsų programą, tai arba dirbam viso kūno, arba akcentuojam vieną treniruotę daugiau apatinę dalį, viršutinę dalį. Treniruotės vykdomos, kaip ir minėjau, vandenyje ir tiesiog pirmadienis, trečiadienis, penktadienis po 7:15 arba antradienis, ketvirtadienis vakare po 6:15. Ir jokios registracijos nebūtinos, tiesiog viskas eina į jūsų abonento kainą arba vienkartinio apsilankymo kainą. Super. Tai ir pabaigai, ką norėtumėt palinkėti mūsų dalyviams šio projekto eigoje tolimesnėje? Tiesiog galiu pasakyti, pastebėjau, kad tikrai žmonės dirba nuoširdžiai, šaunuoliai ir ateiti ryte, atidirbti ir, kaip sakau, dar grįžti darbus, tai aš linkėčiau tikrai nesustoti ir siekti savo tikslo. Nesvarbu, ar vieną rytą bus sunku, tai šiandien sunku ir to atsikelti bus žymiai lengviau, tai tiesiog nesustoti ir važiuojam. Gerai, ačiū Jums. Šiandien jaučiuosi tikrai gerai, 3 savaitė pabaiga, 2 sykį baseine. Vėl kitokia treniruotė, šį kartą aerobika, tikrai buvo smagu. Žiūrėsim, ką atneš 4 savaitę, kokios iššūkius, šiaip matau jau rezultatai ir keliam vis tikslus, tai tik geriausios emocijos. Tai šiandien jaučiuosi jau geriau, kaip 3 penktadienį. Pagal mane jau šiek tiek baigėsi nuovargis tas pirmų savaičių. Puikiai jaučiuosi, truputį mažai miegojęs, nes po naktinės, bet labai geros nuotaikos. Ir jau 2 savaitę man, tai nuotaikos šiaip gerėja, daug lengviau keltis ryte. Super. Gerai, linksma. Patiko treniruotė, tikrai jaučiasi, kad dirba raumenukai ir smagu. Šiandien turime 3 savaitės mūsų projekto 3 savaitės pabaigą. Ir šiandien turėjome vėl treniruotę kartu su trenerė Erika baseine, tai buvo aerobika. Pati treniruotė buvo intensyvi, nesitikėjau pats, kad tokia intensyvi bus. Žinoma, šitą treniruotę gali kiekvienas žmogus pasirinkti, kiekvienas individualiai, ant kiek jisai įdės pastangų ją. Tačiau trenerė visą laiką prižiūri ir deda maksimalias pastangas ir motyvuoja tave daryti maksimaliai. Apie dalyvius, tai dalyviai atsiliepimus girdėjau, kad patiko treniruotė. Daugelis jaučia jau įsivažiavimą į patį projektą, nebe taip sunku atsikelti, kūnas vis greičiau atsistato po treniruočių, sveika mityba, subalansuota mityba, aktyvus laisvalaikis ir nauji įpročiai dalyviams darosi iš sudėtingesnio į lengvesnį tokį, tai daro kasdienybę kokybiškesnę, produktyviau atlieka savo darbus kasdienybėje ir tikrai yra laimingi dalyvaudami šitame projekte. Pasistengsime toliau išlaikyti jų motyvaciją. Dar liko mėnesis ir 1 savaitė, tai yra 5 savaitės iš viso. Bandom siekti maksimalių rezultatų su jais kartu ir nepaleisti jų noro toliau siekti savo tikslų. Taigi šiandien yra 3 savaitės projekto pabaiga. Esame Žalgirio arenos baseine. Šiandien turėjom vandens aerobikos treniruotę. Iš tiesų buvo mums visiems nauja patirtis. Tai buvo sunkiau nei tikėjomės, bet buvo labai smagu. Apskritai, šnekant apie šią savaitę, apie dalyvius, tai šią savaitę dar turėjom treniruotę ąžuolyne. Treniruotė buvo labai intensyvi, bet labai smagi. Visi tekėjo, išėjo šlapi, bet laimingi. Tai labai smagu matyti ir jausti augantį ryšį tarp dalyvių ir tarp mūsų. Tai džiaugiamės ir tikimės, kad toliau bus tik geriau. Tai šiandien yra 3 savaitės pabaiga, projektą įrodyk savo, kad gali. Ir galiu pasakyti, kad tikrai smagu, jog dalyviai
susibendravo ir susidraugavo ir yra tokia kaip viena bendruomenė, viena šeima, galiu pasakyti, tiek patys dalyviai viens tarp kito, tiek treneriai ir visa komanda, su kuria aš dirbu dabar, yra labai pozityvi, labai aktyvi ir visą laiką, kad ir atsikeli 5 ryte, būni vietoj 6, bet tu žinai, kad bus pozityvo bomba ir viskas bus labai gerai. Tai geriausios emocijos, pliusai, pliusai, pliusai. Tai baigėsi 3 savaitė, į šią komandą prisijungiau neseniai, tačiau labai džiaugiuosi ir yra labai smagu dirbti su tokia, dirbti ir įamžinti tokį pozityvų projektą. Netgi, nors ir esu už kameros ir filmuoju visą procesą, tačiau pačiai netgi sukelia tokį pozityvą ir norą sportuoti ir laikytis to sveikatingumo.